Prieš pasiekiant Ilgelio pelkę dar norėčiau, kad jūs trumpam stabteltumėte, nes pažiūrėkite, priešais jūsų akis tai yra nuostabi Gudobelė. Kovas jau prasidėjo, bet ji vis dar aplipusi uogomis ir saugo savo pernykščius vaisius. O kaip jūs galvojate, kodėl? Iš tiesų, gamta nedaro nieko be reikalo. Šios mažos raudonos uogos yra tikras išsigelbėjimas žiemojantiams paukščiams. Strazdai, kėkštai ir net maži žvirbliai mėgsta čia atskristi ir pasmaguriauti šiomis gamtos atsargomis. Gudobelė tarsi ir sako jiems: palaukite, pavasaris jau arti, viskas bus gerai. Bet norėčiau, kad atkreiptumėte dėmesį, kad Gudobelės šakos yra dygliuotos. Taigi tai augalas, kuris mus moko atidumo ir kantrybės. Neskubėk, ji nori gauti mano geriausias dovanas, būk apdairus. Šis medis yra tikras gamtos gydytojas. Nors Gudobelės vaisiai yra maži, tačiau jie yra pilni vitaminų, ypatingai vitamino C ir antioksidantų, kurie stiprina mūsų imunitetą ir valo nuo toksinų. O ar žinojote, kad net tik uogos, bet ir žiedai turi gydomųjų galių? Tai Gudobelės žiedų arbata tai yra puikus būdas stiprinti mūsų širdį. Taip, tai yra raminti nervus, gerinti kraujotaką ir net padėti užmigti. Tai kai pavasarį Gudobelė žydės, būtinai sustokite ir įkvėpkite jos aromato. Tai yra tikras gamtos eleksyras. Tai būkite sveiki, stiprus ir kupini gyvenimo džiaugsmo, taip kaip Gudobelė.